Tai yra pirmiausia palankios reguliavimo aplinkos sukūrimas, tuomet žalio vandenilio ir būtent akcentuojam išvestinių jo produktų gamybos skatinimas, taip pat naudojimas transporte ir pramonėje, kur mes matome kaip prioritetą, tačiau kartu matome, kad sąveika su elektros energetikos sektoriumi turi būti užtikrinta, nes vandenilis gali būti gera priemonė užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių balansavimą. Tai ir taip pat kitas uždavinys yra vandenilio slėnių ir transportavimo infrastruktūros sukūrimas ir galiausiai vandenilio kompetencijų vystymo sistemos parengimas. Dabar visi šitie 5 strateginiai uždaviniai įgyvenimo plane yra išskirstyti į tokius 9 pagrindinius uždavinius, kurių kiekviena turi po tam tikrą kiekį priemonių. Ir aš dabar pabandysiu trumpai kiekvieną tą uždavinį pristatyti ir esminės jo priemonės. Tai pirmasis toks uždavinys įgyvenimo plane yra sukurti teisinę vandenilio ekosistemos reguliavimo aplinką. Ir čia turbūt esminiai dalykai yra ateinančios ES teisės aktų perkelimas į Lietuvos teisės aktus, taip pat peržiūrėjimas priešgaisrinės saugos reikalavimų, darbuotojų saugos reikalavimų šioje srityje. Akcentuojam, kad peržiūrėti ir esant poreikiui pritaikyti, nes vandenilis šiuo metu yra gaminamas Lietuvoje, jis buvo gaminamas gana ilgą laiką, tai nėra kažkokia absoliuti naujovė, bet tenka išgirsti šiuo metu įgyvendinančių projektus ir įvairių įmonių, kad iš tikrųjų dalis įstaigų dar į tai žiūri kaip į labai naują dalyką, tai mes norim galbūt tą peržiūrėti, kas yra, kas netinka ir pabandyti, kad tas įvyktų, visos tos procedūros vyktų lengviau. Taip pat yra numatyta, kad čia atsižvelgiant ir į planus, į galbūt visuomenės reakciją, tai yra įvertinti požeminio vandens išteklius atsižvelgiant į vandenilio gamybos tikslus ir kartu pasižiūrėti, kaip būtų įmanoma supaprastinti vandenilio ir išvestinių vandenilio produktų gamybos, saugojimo, transportavimo, tiekimo ir naudojimo leidimų išdavimo procesą. Aišku, kartu užtikrinant, kad aplinkosauginiai reikalavimai būtų išlaikomi. Ir vienas svarbus dalykas, ką norime padaryti iš tikrųjų po šito plano patvirtinimo, tai yra sukurti veiklų vandenilio srityje koordinavimo centrą, kadangi matome, kad iš tikrųjų tai yra gana plati sritis, jinai persipina su nemažai kitų institucijų atsakomybių sritimis. Ir kartais matome, kad galbūt ten vienam ar dviem žmonėm vienoje ministerijoje tą yra gana sunku suvaldyti. Todėl norisi turėti bendrą vietą, kurioje būtų galima tuos pagrindinius esminius klausimus išspręsti. Kaip tas bus tiksliai padaroma, kaip tas atrodys, energetikos ministerija dar patikslins, bet planas yra sukurti tokį centrą. Perinant prie antro uždavinio, skatinti vandenilio panaudojimą transporto sektoriuje. Tai čia galbūt aš norėčiau tokius esminius dalykus išskirti kelis. Tai pirmiausia, turime sukurti pildymo infrastruktūrą. Yra siekis iki 2030 metų turėti ne mažiau nei 10 vandenilio stotelių. Tikimės, kad pirmosios galės atsirasti jau nuo 2026 metų. Ir kartu su stotelėmis yra noras užtikrinti, kad tas finansavimas sunkiasvoriam transportui ir keleivių vežimo transportui būtų pasiekiamas visiems rinkos dalyviams. Taip pat kol kas labai neakcentuojam, tik sakom, kad tą reikėtų įvertinti, tai yra panaudojama geležinkelių ir vidaus vandenų transporte. Kiek tenais galės būti panaudojamas vandenilis dar yra klaustukas, bet tikslas yra bent jau per artimiausius 4 metus tą aiškiai įsivardinti. Taip pat
Siekiame pradėti naudoti vandenilį jūrų transporte. Klaipėdos uosto projektas jau yra įgyvendinamas. Kas dar labai svarbu, mąstant būtent ties tuo tikslu, kad siekiame būti energetinių išteklių eksportuotojais, tai yra parengti planą dėl vandenilio ir jo išvestinių produktų transportavimo infrastruktūros sukūrimo Klaipėdos jūrų uoste. Tai yra aktualu, ypač įvertinant tam tikrų įmonių siekį Lietuvoje vystyti šių produktų gamybą, tai tas planas yra būtinas. Ir kas ir natūraliai atkeliauja iš ES reikalavimų, tai yra užtikrinti tvarių aviacinių degalų naudojimą oro transporte. Kita tokia svarbi sritis, kur matome didesnį vandenilio panaudojimą, yra pramonės sektorius. Tai pirmiausia, šiuo metu jau yra įgyvendinama ekonomikos ir inovacijų ministerijos studija dėl anglies dioksido surinkimo ir saugojimo, taip pat vandenilio gamybos ir kitų inovatyvių technologijų panaudojimo galimybių Lietuvos pramonės įmonėse. Tai studija turėtų būti kitais metais baigta ir lauksime jos ir rezultatų. Kartu energetikos ministerija būtent akcentuodama ne tiek iškastinio kuro anglies dioksido išmetimus, bet biogeninės kilmės anglies dioksido kaip ir sritį, kuri yra ypač aktuali, jeigu kalbame apie vandenilio išvestinių produktų gamybą. Tai energetikos ministerija bus atsakinga už šio būtent anglies dioksido surinkimo, siekiant jį panaudoti išvestinių vandenilio produktų gamyboje, skatinimo priemonių sukūrimą. Ir galiausiai siekiame skatinti žalio vandenilio technologijų panaudojimą pramonės įmonėse, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Taip, trumpai apžvelgėme dėl paklausos skatinimo transporto ir pramonės sektoriuose, bet lygiai taip pat numatome skatinti ir žalio vandenilio gamybą. Vienas iš esminių dalykų, kas čia yra, tai yra siekiama tęsti paramos mechanizmus, kartu peržiūrint jų efektyvumą, bet esminis dalykas tai yra, kad tos investicijos tęstųsi bent jau iki 2030 metų. Taip pat siekiame, kad Lietuvoje veikiančios įmonės būtų tinkamai informuojamos apie galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos mastu teikiamą paramą. Ir taip pat siekiame, kad būtų atlikta analizė dėl sintetinių dujų ir sintetinių degalų, būtent akcentuojant sintetinių dujų ir sintetinių degalų gamybos, eksporto ir saugojimo galimybių Lietuvoje. Čia turbūt aktualu paminėti, kad mes apie patį vandenilį esam padarę įvairių studijų, esame vertinę, bet būtent dar išvestinių produktų tam tikrų gamybos sritis yra mažiau ištyrinėta, mažiau išanalizuota ir siekiama, kad tai irgi būtų padengta. Ir taip pat labai svarbus dalykas, kad vandenilio gamyba būtų kaip galima efektyvesnė ir galbūt ir kaštai mažesni. Siekiame koordinuoti, kad liekamoji šiluma arba atliekinė šiluma, kuris susidaro vandenilio gamybos metu, būtų kuo dažniau integruojama ir panaudojama centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Tai čia galima gal turbūt akcentuoti, kad Vilniaus miesto projektas, kurie planuoja elektrolizės įrangą Vilniaus mieste, tai jis jau bus integruotas ir atliekinė šiluma bus išgaunama ir perduodama karšto vandens gamybai Vilniaus mieste. Tai noras yra, kad tas iš tikrųjų vyktų ir platesnių mastų, ypač kalbant apie didesnius projektus. Kitas svarbus dalykas, apie kurį jau paminėjau, bet irgi tai yra 5 užduotis, tai yra skatinti vandenilio ekosistemos ir elektros energetikos sektoriaus sąveiką. Čia turbūt gal apibendrinant visas priemonės galima pasakyti, kad
ką mes matome, kad norint užtikrinti, kad atsinaujinančių energijos išteklių, tai yra vėjas ir saulės plėtra Lietuvoje nesustotų. Mūsų tikslas yra, kad tų laikotarpių, kuomet kaina yra neigiama arba labai labai maža, kuri iš tikrųjų yra neatsiperkanti, kad tų laikotarpių būtų kaip galima mažiau. Ir šioje vietoje vandenilio gamyba galėtų būti kaip viena iš priemonių įsijungti būtent tada, kada šių išteklių yra daug ir tą kainą iš tikrųjų šiek tiek pakelti ir užtikrinti, kad ir saulės, ir vėjo elektrinių atsiperkamumas būtų didesnis. Ir tuo pat metu būtų pagaminamas dar ir pridėtinės vertės produktas, kuris turėtų tam tikrą rinkos kaip ir vertę. Tai šioje vietoje mes matome, kad pirmiausia reikėtų atlikti analizę apie šią sąveiką, esant rinkos dalyvių suinteresuotumui. Mūsų elektros perdavimo sistemos operatorius yra pasirengęs atlikti ir bandomąjį projektą. Ir galiausiai prie tokių didesnių tikslų, tai yra Energetikos ministerija turi parengti energetinio centro koncepciją, kurio mintis yra, kad tam tikroj vietoj galėtų būti sukoncentruotos jungtis su vakarų Europą, su Latvija, su Estija, kur būtų integruojami tiek jūrinio vėjo parkai, tiek sausumos vėjo parkai ir toj vietoj gaminama vandenilis arba išvestiniai jo produktai. Tai visa dar koncepcija šiuo metu yra kuriama ir plane yra numatyta, kad turi jinai būti sukurta ir pateikta visuomenei. Taip, einant toliau, šeštasis uždavinys yra apie infrastruktūrą, nes kaip žinia, turbūt vienas dalykas yra vartojimas, kitas dalykas yra gamyba, bet šios du dalykus sujungti mums reikia infrastruktūros. Ir šioje vietoje turbūt vienas didžiausių projektų tai yra Amber Grido planuojamas vandenilio dujotiekis iš Suomijos į Vokietiją. Ir jis galėtų užtikrinti iš tikrųjų priėjimą ir Lietuvos tiek gamintojams, tiek vartotojams prie viso regiono vandenilio potencialo. Ir taip pat, aišku, kaip ir minėjau, ir gamintojams tai sukurtų infrastruktūrą eksportuoti savo pagamintą produkciją. Taip pat esam nusimatę, kad reikėtų atlikti analizę įvertinant kitas vandenilio transportavimo galimybės Lietuvoje ir priklausomai, aišku, nuo tų rezultatų imtis būtinų veiksmų. Kartu siekiame įkurti ir pirmąjį žalio vandenilio slėnį, kur vienoje vietoje iš tikrųjų būtų sukoncentruota vandenilio gamyba, tam tikras panaudojimas ir mokslinė ir eksperimentinė veikla. Taip, ir einant toliau, 7 uždavinys yra įvertinti vandenilio saugojimo galimybės. Čia turbūt gal galima akcentuoti, kad mes išskiriame į 2 rūšis, tai yra atlikti vandenilio geologinio saugojimo galimybių vertinimą, kadangi apskritai vandenilio geologinis saugojimas visoje Europoje dar yra gana ankstyvoje tyrinėjimų stadijoje, tai mes esam tokį laikotarpį iš tikrųjų užsibrėžę tolimesnį ir šioj vietoj, ką pirmiausia reikia, tai įsivertinti, ar apskritai tokios galimybės yra, o jau tik tada įsivertinus mes galėtume spręsti, ar tai tinkamas kelias ar ne, ar apskritai to reikės. Taip pat būtina kartu atlikti ir antžeminio vandenilio saugojimo, įskaitant ir įvairių jo produktų galimybių įvertinimą. Taip, einant toliau, 8 uždavinys, aišku, visus šitos tikslus pasiekti, ką mes matome jau dabar, tai yra, kad būtinos kompetencijos, yra dalis kompetencijų galbūt šiek tiek persidengiančių arba, pavyzdžiui, gamtinių dujų srity, elektros energetikos srity, bet lygiai taip pat plane esam nusimatę priemonės, kurios iš tikrųjų padėtų atnaujinti studijų programas
galbūt pirmiausia, aišku, įsivertinti, kiek to reikia ir ką tiksliai reikia pakeisti. Bet lygiai taip pat norime skatinti mokslo bendruomenę pasinaudoti savomis priemonėmis. Esam ir su Švietimo mokslo ministerija apsitarę, kad iš tikrųjų tos priemonės jos yra, galbūt jos ne taip aiškiai deklaruojamos, kad tinkamos ir vandenilio taip ir sektoriui. Bet mūsų užduotis kartu su kita ministerija yra paskatinti, parodyti tas galimybes ir iš tikrųjų užtikrinti, kad tam tikrose srityse, kur esam galbūt stipresni, moksliniai tyrimai vandenilio srityje vyktų. Ir galiausiai toks pagrindinis uždavinys tai yra padidinti visuomenės informatumą apie vandenilio ir išvestinių vandenilio produktų gamybą bei panaudojimą. Kaip matėme, tam tikrom įmonėm paskelbus apie savo planus, iš tikrųjų buvo susilaukta nemažai visuomenės pasipriešinimo. Turbūt natūralu, kad dalis to pasipriešinimo galbūt net yra ir pagrįsta, yra objektyvių turbūt aplinkybių, bet ko tikrai norisi, kad iš tikrųjų apie vandenilį būtų pakankamai objektyvios informacijos visuomenėje, kad jinai būtų supažindinama, kad būtų pristatoma ir iš tikrųjų, kad matytume, kad tai nėra toks galbūt baisus dalykas, kaip kartais yra pasakoma. Tai šioje vietoje galbūt pagrindinė atsakinga ministerija yra energetikos, bet mes jau artimiausiu metu irgi pristatysime planus. Tikrai matome, kad ir daugiau įmonių galėtų įsitraukti. Ypatingai matome visas pagrindinės energetikos įmonės. Tai yra toks kaip ir bendras visų tikslas. Tai tos priemonės bus, jos turėtų pasirodyti. Tai labai tikimės, kad planas bus patvirtintas vyriausybei ir mes galėsime išjudėti su visom priemonėm į priekį. Tai ačiū uždėmesi. Čia labai plačiai bandžiau apie viską. Tai jeigu bus vėliau klausimų, galbūt galima apie tam tikras atskiras sritis ir detaliau pakomentuoti. Ačiū labai, Vytautai. Tai iš tikrųjų visuomenės įsitraukimas labai svarbus ir vienas iš tokių būdų įtraukti, tai kad ir jūs esate šiandien pakviesti dalyvauti, tai yra būtent strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir dabar aš paprašysiu kolegos Mindaugo pristatyti rezultatus, tai yra galbūt išsklaidyti ir tuos nuogąstavimus, ką minėjo Vytautas, dėl ko visuomenė kartais ir bijo, ir pasižiūrėti, tai kas bus, jeigu mes šitą planą įgyvendinsim, kokias tai pasekmes gali turėti mūsų aplinkai ir jeigu tai bus kažkokių neigiamų pasekmių, ar mes galime jas valdyti, ar mes turime priemonių, kaip užkirsti kelią tam neigiamam poveikiu, arba jį sumažinti ir padaryti jį priimtinu. Nes matyt visi žinom, bet kokia žmogaus veikla, įsiterpimas visada turi ir teigiamų ir neigiamų pasekmių. Tai vat koks tas yra rezultatas vis dėlto bendro plano. Ar teigiamas, ar neigiamas. Tai prašom. Sveiki. Tai kaip ir minėjo Beata, aš pristatysiu atlikto plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir norėčiau pradėti trumpai nuo to, kasgi yra tas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir kokie visgi jo yra pagrindiniai tikslai. Tai be abejo pagrindinis tikslas yra nustatyti, kas atsitiktų įgyvendinus planą, tai yra nustatyti galimas reikšmingas pasekmes aplinkai, tačiau kadangi vertinimas atliekamas yra strateginėme lygmenyje, turbūt nemažiau, gal ir labiau svarbus tikslas yra konsultacijos ir keitimasis nuomonėmis. Tai yra labai svarbu užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su institucijomis, taip pat savivaldybėmis ir visuomenė, o su institucijomis pabrėžina konsultuojamasi būtent jų kompetencijų srityse. Tai yra konsultuojamasi su sveikatos apsaugos institucijomis, siekiant išsiaiškinti, ar vertinimo metu nustatytos pasekmės atitinka jų taip pat požiūrį, su kultūros paveldu, taip pat su saugomų teritorijų tarnyba, na ir su aplinkos ministerija. Kad ir kaip įdomu būtų, mūsų grupelė yra vertinimo
ekspertai, bet oficialiai teikiamas vertinimas aplinkos ministerijai ir konsultuojamas su atskirais jų skyriais, kad galėtų įvertinti ar teisingai įvertintos pasiekmes ir ar plano rengėjas turės tą visą teisingą informaciją, kas yra trečiasis tikslas, tai yra viso to vertinimo prasmė yra užtikrinti, kad išsiaiškinta bus, kokios galimos būtų pasiekmes aplinkai ir kad tai būtų perduodama planavimo organizatoriui, nes SPAVO apimtyje organizatorius yra pagrindinis tas, kuris priima sprendimą visgi ar atsižvelgti į SPAVO rezultatus, kiek atsižvelgti juos, tiesiog labai svarbu yra užtikrinti, kad jis žinos, kokios jo plano bus pasiekmes. SPAVas yra toks platus procesas ir jis labai priklauso nuo to, kas yra vertinama, tai yra nuo vertinamo dokumento hierarchijos. Tai gali būti, jeigu eitume detalizavimo tokiai piramidę, tai pirmasis vertinimo būdas tai yra tiesiog vertinama specifiškai, kaip tai paveiks aplinką, atskirus aplinkos komponentus, tai dar vadinama tokiu poveikio aplinkai vertinimo metodu, tai yra SPAVas tokiu atveju tampa panašus į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kai mes turime informaciją apie konkrečią ūkinę veiklą, tai gali būti SPAVo atveju daugybiniai tokie objektai ir tuomet mes vertinam tos konkrečios veiklos galimas pasiekmes tai konkrečiai aplinkai. Bet labai dažnai būna taip, kad tarkime mes žinome tik tai teritorinę informaciją, o apie pačią veiklą nedaug žinome. Tuomet būna atliekamas vertinimas teritoriniu aspektu, tai yra vertinama labiau ne veikla ar tie objektai, o labiau vertinama teritorija, ką galima joje daryti, ko galima joje nedaryti, kokios būtų pasiekmės to darimo, tai labiau taikoma teritorijų planavimo dokumentų atveju. Ir mes turime patį aukščiausią lygmenį, tai yra vertinimas aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų atžvilgių. Tai yra, kai mes turime aukščiausio lygmens strateginį planavimo dokumentą, kai žinome potencialiai, kokios galėtų atsirasti veiklos, bet mes nežinome nei realiai tų veiklų apimčių, nei kokie konkretūs tos veiklos objektai galėtų atsirasti, nei kur jie galėtų atsirasti. Taip, kad vertinti iš aplinkos pusės, iš aplinkos ta neplačiaja prasme siaurąja teritorijos pusės nėra galimybių, tuomet yra vertinama bendru nacionaliniu aplinkos apsaugos mastu. Tarkime, ar tai prisidės, ar plano įgyvenimas sutrukdys pasiekti, tarkim, vandens apsaugos tikslus, ar padės juos pasiekti. Tai kadangi mūsų planas yra aukščiausio lygmens strateginio planavimo dokumentas ir, kaip jau buvo pristatyta, yra numatomos priemonės, kurios bus įgyvenamos visoje Lietuvoje. Ir daugiausiai yra net detalizuojama konkretus ūkinės veiklos projektai su tam tikrom nedidelėm išimtim, kaip pavyzdžiui dujotiekis minėtas. Bet ir tada jisai nėra siejamas su konkrečia teritorija, tai yra mes nežinome, per kokią teritoriją jisai, nuo kur iki kur. Ir todėl mes negalime įvertinti skaitinėmis vertėmis, atlikti jokio modeliavimo ir įvertinti, kiek jisai paveiks tą vieną ar kitą teritoriją. Todėl, kaip jau minėjau, taikomas yra tas labiausiai strateginis, galime tai pasakyti, vertinimo būdas. Tai yra žiūrima, kiek planas sutrukdys ar prisidės prie aplinkos apsaugos tikslų atskirų komponentų. Ir šiek tiek žiūrima taip pat, aišku, kaip jis paveiks aplinką bendraja prasme. Tęsiant temą apie vertinimo metodus, visų pirma, vertinant, yra aplinka suprantama kaip sudaryta iš atskirų komponentų, tarp kurių paminėtinas ir antropogeninis komponentas, tai yra mes, žmonės, ir vertinamas yra poveikis kiekvienam komponentui, tai yra paviršinis požeminis vanduo, aplinkos oras, klimatas ir jo kaita, biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos, kraštovaizdis, dirvožemis ir žemės gelmės, kultūros paveldas, nes tai taip pat yra antropogeninis aplinkos komponentas SPAVO prasme, materialusis turtas, tai yra nekilnojami objektai, tai yra žmonių nuosavybė, tai yra taip pat
tam tikrais atvejais įtraukiami miškai ir atliekų tvarkymas, bet šiuo atveju labiau buvo vertinamas galimas poveikis žemės, tarkime, teritorijų vertės pasikeitimui. Ir, kaip minėjau, antropogeninė dalis - visuomenės sveikata. Taigi, kaip atliekamas buvo pasekmių vertinimas? Tai visų pirma, buvo atlikta kiekvieno komponento, tą komponentą apibrėžiančių strateginių dokumentų ir juose užsibrėžtų apsaugos tikslų analizė. Tai yra, buvo įmamas komponentas, tarkime, vėl grįžkime prie vandens, ir nagrinėjama, kokiegi strateginiai dokumentai nustato siekius to komponento apsaugai arba jo būklės kokybei pasiekti. Tuomet renkama buvo informacija apie šiuo metu esamą tų komponentų būklę. Tada buvo atliekama ekspertinė kiekvienos priemonės analizė. Kai buvo pristatytas planas, mes nagrinėjome kiekvienas tos šakos, kiekvieno komponento ekspertas, nagrinėjo kiekvieną uždavinį ir jį sudarančias priemonės, savo to vieno vertinamo komponento atžvilgiu. Ir nustačius, kad pasekmių reikšmingų ar nereikšmingų nebus, kaip pavyzdžiui, jeigu vertinamos yra, tarkime, studijos, kurios nenustatys jokių ūkinės veiklos objektų, nenustatys jokių tiesioginių ar netiesioginių pasekmių, tai vertinama, kad pasekmių nebus, tačiau jei nustatomos kažkokios pasekmės ar aplinkai, ar to komponento strateginiam apsaugos tikslui, tuomet yra nagrinėjamos tų pasekmių savybės. Tai yra, mes žiūrime, kokio pobūdžio tai savybė, teigiama, neigiama, kiek laiko galėtų trukti tos pasekmės, koks yra jų reikšmingumas, vidutinio, mažo, didelio, ir visi tie vertinimo rezultatai yra aprašomi ir pavaizduojami taip vadinamose tose matricose, aprašomosiose pasekmių lentelėse, kurios realiai yra vertinimo rezultatai, iš kurių galima daryti jau tam tikras išvadas. Tai galėtų kilti klausimas, jeigu mes įvertiname, kad bus pasekmės, kaip mes galim nustatyti, ar jos bus reikšmingos, ar jas reikia toliau vertinti ir ar jas reikėtų po to atsižvelgti. Tai visų pirma, reikšmingos buvo laikomos tokios pasekmės, kurios arba turi didelį potencialą paveikti aplinką, arba kažkurį aplinkos komponentą, arba net keletą iš jų, gali reikšmingai sutrukdyti to komponento apsaugos tikslui, arba gali taip pat ir prisidėti siekiant tam tikro strateginio to komponento tikslo. Tai tokios pasekmės yra laikomos reikšmingomis, jos išskiriamos atskirai ir joms tada jau turėtų būti numatoma, jeigu jos yra neigiamos, tam tikros pasekmių sumažinimo priemonės. Ir tam yra ataskaitoje parengtas atskiras skyrius, kuriame yra jos detalizuojamos. Mes prie priemonių grįšime pabaigoje pranešimo. Taigi, dabar trumpai pristatysiu išvadas, tai yra tiesiog sąvadas pagrindinių tokių tezių gal iš tų mūsų aprašomųjų lentelių, su kuriamis galima išsamei susipažinti ataskaitoje. Ataskaita yra paviešinta ir aplinkos ministerijos tinklapyje, ir energetikos ministerijos tinklapyje. Ir galima išsamei paskaityti, kaip buvo tokių išvadų pasiekta, kokie pagrindiniai argumentai ir kitą papildomą informaciją susirasti. O dabar tiesiog pereikime per kiekvieną komponentą ir pažiūrėkime, ką ekspertai įžvelgė, kokias galimos pasekmes. Tai čia pliusais buvo mano pažymėta tokios teigiamos pasekmės. Kaip matysim toliau, yra visgi ir galimų minusų ir apie juos taip pat pašnekėsime. Tai visų pirma, kas susijęs su vandens apsauga, tai akivaizdu, kad tas siekis vandenilio panaudojimo vietoj iškastinio kuro sumažins šiuo metu keliamą iškastinio kuro vandens taršą ir atitinkamai bus teigiamos pasekmės vandens telkinių būklei. Taip pat labai svarbu, kad transportas yra visgi taršus sektorius ir vandenilio panaudojimas šiame sektoriuje leis sumažinti tiesioginį tokį naftos ir kitų iškastinio kuro patekimo riziką į vandenis. Ir jūrų transporte
naftos produktų naudojimas yra gana opi problema, todėl naftos produktų patekimą į vandenį taip pat būtų sumažinta, panaudojant vandenilį jūrų transporte. Ir šiek tiek išsamiau norėjau pažymėti pasiekmes požeminiam vandeniui, nes šis klausimas iškyla įgyvenant konkrečius vandenilio gamybos projektus. Tai yra visuomenė nuogąstauja, kad, matėme visi plakatus vandenilio gamyba, maždaug Lietuva liks be vandens ir ar mūsų geriamas vanduo ar vandenilis ir panašius. Tai buvo atlikta tokia preliminari analizė ir jeigu mes priimame, kad gyvenant planą iki 30 metų būtų sukurta 1,3 gigavato elektrolizės pajėgumai, tai yra numatoma pagaminti apie 130 000 tonų žalio vandenilio per metus. Tai įvairios studijos rodo, kad 1 kilogramui vandeniliui pagaminti reikalinga apie nuo 26 iki 31 litro vandens. Ir apskaičiuota, kad palyginus su tuo, ką Lietuva dabar sunaudoja, tai padidėtų per metus vos 0,15%. Tai yra nykstamai mažas skaičius. Kaip matome, aišku, reikia atsižvelgti tai, kad iki 50 metų tas kiekis dar didėtų, bet akivaizdu, kad pasekmės požeminiam vandeniu tikrai negali būti laikomos reikšmingomis. Vienintelis atvejis, jeigu būtų neatsakingai pasirinkta vietovė, jeigu neatsakingai būtų išgaunamas vanduo, kur nėra gamtinių galimybių jam atsistatyti, natūralu, kad ir bet kurios pramonės ar tiesiog vandens paėmimo atveju, tokiu atveju galima sukelti neigiamas pasekmes. Bet tikrai neišsiskiria iš kitos pramonės ir kitokių būdų vandens panaudojimo. Ir reikia dar atsižvelgti į tai, kad Lietuvos geologijos tarnybos vertinimu šiuo metu Lietuva sunaudoja tik apie 10% turimų požeminio vandens išteklių. Taip kad vandens trūkumo tikrai nėra ir plano įgyvenimas tikrai reikšmingai neprisidės prie išteklių sumažėjimo. Kalbant apie aplinkos orą, mes vėl grįžtame prie iškastinio kuro pakeitimo. Ir kadangi vandenilio panaudojimas kuro elementuose transporte praktiškai neišskiria tų kenksmingų oro teršalų, apie ką aš dar paminėsiu prie visuomenės sveikatos dalies, tai yra kietųjų dalelių azoto oksidų, sieros dioksido ir lojų, lakių organinių junginių. Tai ypatingai miesto zonose plano įgyvendinimas aplinkos oro kokybės atžvilgiu, visgi numatomos teigiamos pasekmės, kurių reikšmingumas iš esmės priklausys nuo to, kiek pavyksta planą įgyvendinti ir kiek mes turėsime visgi to viešo transporto ir sunkiojo transporto vandeniliu varomo. O dėl panaudojimo pramonėje vėlgi sumažinama tarša, bendra aplinkos oro būklė tikrai turėtų gerėti, vėl priklausys nuo to, kiek mums pavyks tą įgyvendinti. Aišku, reikia paminėti ir galimas pasekmes neigiamas, tai yra susijusios su kaip ir kitų infrastruktūros objektų statybos tiesimo gyvendinimo atveju bus išmetama laikinos emisijos į orą, tačiau jos tikrai yra mažo reikšmingumo ir laikinos. Ir laikantis aplinkosauginių reikalavimų tikrai reikšmingų pasekmių bent jau strateginėme lygmenyje tikrai nenumatoma. Pasekmės klimato ir jo kaitai susiveda į tai, kad vandenilio panaudojimas prisidės prie šesdo kiekių mažinimo. Tai žiūrime prie šesdo kiekių mažinimo prizmę ir taip pat netiesiogiai dar galima paminėti, kad kaip energijos nešėja ar energijos kaupimo priemonė panaudojant vandenilį, tai leistų papildomai skatinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą ir papildomai dar sumažinti šesdo išmetimus. Tuomet transporto sektorių, kaip visi žinome, kad transportas prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, taip kad dar papildomai būtų sumažinama
Ir skaičiavimai rodo, kad iki 30 metų CO2 emisijos kiekvienais metais galėtų sumažinti po 1 milijoną tonų CO2. O 2050 metais, jeigu būtų pasiekti plane numatyti pajėgumai net iki 6 milijonų tonų kas metų, yra tikrai reikšmingas teigiamas indėlis į klimato kaitos mažinimą. Ir grįžtame prie infrastruktūros įrengimo, žinoma, galima įžvelgti tam tikras nedidelės pasiekmes, nes bus naudojamas transportas, sunkiosios priemonės, mechanizmai ir taip toliau. Kiekvienas mechanizmas naudojantis iškastinį kurą išmeta teršalus, išmeta šesdą ir galima įžvelgti tam tikras vietinės neigiamas pasiekmes. Tačiau tame kontekste teigiamų pasiekmių jos yra mažo reikšmingumo, nepamirškime, kad jos yra laikinos, tik tai statybos įrengimo metu. Biologinė įvairovė buvo pažvelgta daugiausia per klimato kaitą, nes klimato kaita yra viena iš tokių opesnių problemų šiuo metu biologiniai įvairoviai, o vandenilio panaudojimas prisidės prie klimato kaitos švelninimo, taip pat prisidės prie taršos mažinimo. Taip kad nors ir reikšmingų tokių pasiekmių nelabai galime įžvelgti, nes tai vis viena bus net netiesioginės, netgi ne antrinės, o galima sakyti tretinės pasiekmės, nes sumažinama šesdas, oro tarša, tada oro tarša per klimato kaitą ir gerėjimą aplinkos oro galėtų prisidėti prie to komponento gerėjimo ir netiesiogiai, taip pat tai tada galėtų turėti teigiamas pasiekmes gyvūnijai, augalijai ir taip toliau. Tai yra labai netiesioginės ir labai reikšmingomis mes turbūt jų negalime pavadinti. O neigiamas pasiekmes taip pat, kurios gali būti siejamos su gyvūnų trikdymu, bet kurios infrastruktūros įrengimo metu. Transformacija ar fragmentacija. Fragmentacija labiau čia būtų susijusi su dujotiekio tiesimu, bet tai yra vienas realiai objektas, kuris taipogi priklausomai nuo pasirinktos teritorijos gali ir visai neturėti neigiamų pasiekmių. Čia viskas priklausys nuo to, kaip bus pasirinkta projekto teritorija ir kaip jis bus vykdomas. Kraštovaizdžiui realiai teigiamų tokių pasiekmių nebuvo įžvelgta. Galima, aišku, filosofuoti per klimato kaitą, kuri neigiamai įtakoja kraštovaizdį, kad tai visgi bus kažkokios teigiamos pasiekmes, tačiau, tai jau labai, taip sakant, angliškai sakant, long shot. Ir visgi ekspertai nusprendė, kad reikšmingų pasiekmių čia šiuo atveju neįvardyjame. O bet koks atsiradęs objektas gali potencialiai turėti neigiamų pasiekmių, žinoma, ir tai priklausys nuo to, kur tai bus įrengiama. Tarkime, viena priemonė ir veiksmai yra žalių vandenilio slėnių įrengimas ir potencialiai yra įmanoma įrengus kažkokią jautrioje teritorijoje tokį slėnį galima padaryti neigiamas pasiekmes. Tačiau viena vertus bus laikomasi visų teisės aktų reikalavimų, ir aplinkosauginių, ir statybos, ir kitų. Ir antra vertus pačiame plane yra numatyta, kad bus stengiamasi tai vykdyti esamose pramonės teritorijose. Tai nebus kažkokiose jautriose kraštovaizdžio atžvilgių teritorijose. Ir panašiai galime ir traktuoti kultūros paveldą. Tai yra kultūros paveldui klimato kaita yra didelis iššūkis, nes gal tai nėra taip akivaizdu, tačiau klimato kaitos pokyčiai yra padaryta daugybė studijų, kaip neigiamai paveikia kultūros objektus, nes tai yra pastatų nestabilumas ir pastatų irimas ir drėgmės atsiradimas, nuo to atsiranda pelėsiai, grybeliai, yra biologinis poveikis ir tas nykimas kultūros objektų yra spartėjantis. Todėl bet koks prisidėjimas prie klimato kaitos švelninimo turės teigiamų pasiekmių. Kiek jos bus reikšmingos, gal ir nereikšmingos, tačiau teigiamos tikrai. Ir tas pats gali būti pasakyta ir apie oro taršą. Tai vėlgi naudojant vandenilį bus sumažinta oro tarša, o oro tarša neigiamai įtakoja architektūrą ir kultūros paveldą, taip kad vėlgi nustatytos teigiamos pasiekmės. Ir žinoma, jeigu infrastruktūros įrengimas, infrastruktūros objektai atsirastų kultūros paveldo objektų artimoje aplinkoje,
tai galėtų turėti neigiamų pasekmių. Dar galima įžvelgti neigiamų pasekmių, jeigu, tarkime, žalio vandenilio gamybai būtų reikalingi atsinaujinančių energijos išteklių gamybos objektai, tarkime, vėjo elektrinės, kurias potencialiai pastačius kažkur, kur jos galėtų daryti neigiamą poveikį kultūros paveldo teritorijoms, vėlgi galėtų atsirasti ir neigiamų pasekmių. Bet tam ir yra numatomos pasekmių sumažinimo priemonės ir turi būti atsakingai atliekamas infrastruktūros objektų planavimas ir pritaikius priemonės ir atsižvelgus į jas ir nustačius tinkamas tam teritorijas, neigiamų pasekmių tikrai galima būtų išvengti. Pasekmės dirvožemio teigiamos buvo vertinamos daugiausia per taršos sumažinimo iškastinių kūrų riziką, o bet koks infrastruktūros įrengimas, bet koks žmogaus objektų įrengimas suardant dirvožemį gali turėti neigiamų pasekmių, tačiau priklausomai nuo teritorijos jos laikomos nereikšmingomis ir laikinomis, nes tokie objektai tikrai neatsiras natūraliuose gamtinėse teritorijose. Turime tokį komponentą kaip materialusis turtas. Tai visų pirma reikia pasakyti, kad SPA kontekste plano priemonės daugiausia neturės nei teigiamų, nei neigiamų pasekmių, tačiau galima išvelgti teigiamų pasekmių dėl sumažėjusio taršos poveikio pastatams, taip pat dėl klimato kaitos, teigiamų pasekmių klimato kaitos atžvilgiu. Ir žinoma, infrastruktūros plėtra, ypač tokia, kurioms reikalingi žemės sklypai, taip pat nustatomi žemės naudojimo apribojimai. Tokiu atveju gali būti pasekmės nekilnojamo turto vertei. Ir taip pat visgi vandenilis yra sprogios ir degios dujos. Taip negalima ignoruoti avarijų ir ekstremalių situacijų, nors tiesą sakant, nei ES direktyvos, nei nacionaliniai teisės aktai nenumato avarijų ir ekstremalių situacijų dalies strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitose. Tai yra tik planuojamos ūkinės veiklos objektų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitose numatoma, tačiau mes negalėjome to ignoruoti ir įtraukėme į neigiamų pasekmių vertinimą. Taip, kad turi būti numatomos tam tikros priemonės, apie kurias dar trumpai apžvelgsime, kurios leistų sumažinti galimas pasekmes susijusias su avarijomis ir ekstremaliomis situacijomis. Na ir paskutinis komponentas yra visuomenės sveikata. Visi žinome, kad klimato kaitos reiškiniai, kurie tampa vis aštrėjanti problema. Ir ypatingai opi problema yra miestuose oro tarša, kuri sukelia plaučių, kraujo funkcinius pakeitimus, širdies ligas ir kitas. Oro tarša yra vertinama kaip viena pagrindinių neigiamą poveikį antropogeninių objektų daroma visuomenės sveikatai. Ir todėl panaudojimas ypatingai transporto sektoriuje, viešojo transporto sektoriuje yra matoma kaip netiesiogiai galintis padėti išspręsti miestų oro taršos problemą. Todėl identifikuojame tai kaip teigiamas reikšmingas pasekmes, tačiau grįžtame prie galimų avarijų ir kitų ir gaisrų, ir kitų sprogimų, ir kitų rizikų. Ir akivaizdu, kad visos šios rizikos gali lemti žmonių sužeidimus, pakenkimus sveikatai. Ir todėl labai svarbu planuojant tinkamai vertinti galimą riziką. Tam yra specifiniai tos srities teisės aktai, kurie numato priemonės, numato, kaip galima išvengti tų pasekmių. Ir taip pat labai svarbu parinkti tinkamas teritorijas. Ir dar norėčiau paminėti, kad vertinant buvo ne vien strategiškai žiūrima į galimas tokias pasekmes, bet buvo
analizuojamos tokių galimų objektų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, tai yra jau konkrečių objektų ir žiūrima, kaip visgi modeliuojant, kokios pasiekmes buvo nustatytos tokio objekto konkretaus ir kiek jis potencialiai galėtų būti reikšmingas. Reikia pasakyti, kad, tarkim, vandenilio pildymo stotelių atžvilgių, nors atrodytų, kad saugojimas galėtų potencialiai būti susijęs su didelė rizika, bet vertinimai rodo ir studijos ir analizės lyginamosios rodo, kad, tarkime, palyginti su suskystintų ir ypač su suslėgtų gamtinių dujų naudojimu degalinėse, praktiškai nėra jokio skirtumo. Ir tiesiog modeliuojant sprogimus, gaisrus, netgi ten, kur yra naudojamos suslėgtos dujos, nereikia netgi didinti apsaugos zonų, atstumai yra tie patys, gaisro ir ekstremaliosios situacijos yra labai panašios ir vandenilio ir suslėgtųjų dujų atveju. Taip kad tai tikrai pildant, tarkime, automobilius aikštelėse ar net ir gamybos atveju, tai ne ką baisesnis objektas negu dabar visiems įprastas užsipildymas suslėgtomis dujomis ar suskystintomis gamtinėmis dujomis. Tačiau, kadangi buvo identifikuotos neigiamos pasiekmes, reikia numatyti ar bent jau užtikrinti, kad toliau planuojant bus tinkamai numatytos jų sumažinimo priemonės. Tai yra šio plano pagrindu, jei bus rengiami žemesnio lygmens konkretesni planai, planavimo dokumentai, tuomet jiems turės būti atliekamas detalesnis strateginis pasiekmių aplinkai vertinimas. O kai bus planuojami konkretūs objektai, kurių atsiradimą numato šis planas, tuomet bus atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas to konkretaus objekto. Jeigu nebus atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, turės būti atliekamas daugumą atvejų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Na ir jeigu priartėjama prie saugomų natūrinių teritorijų, tuomet turėtų būti atliekamas poveikio Natura 2000 teritorijams reikšmingumo nustatymas, kuris gali nuvesti į poveikio aplinkai vertinimą. Kitaip tariant, yra daug žemesnių hierarchinių lygmenų, kuriuose bus detalizuojamos tos galimos pasiekmių sumažinimo priemonės. Mes ataskaitoje numatėme, kokios jos galėtų būti, kad būtų sudarytos prielaidos, kad jos ateityje turėtų būti detalizuojamos ir perkeliamos jau konkrečius įgyvendinančius dokumentus. Ir detaliai jos turėtų būti numatomos būtent poveikio aplinkai vertinimo metu, nes tada jos gali būti perkeliamos į atsakingosios institucijos priimamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir jos tada bus privalomos organizatoriui, kuris vykdys tą ūkinę veiklą ir jos turės būti įgyvendinamos. Taip kad dabar strateginėme lygmenyje numatomos priemonės, jos po truputį persikelia ir vis labiau detalizuojamos, kol nugula į konkretaus vieno objekto jau poveikio sumažinimo. Ir kaip pavyzdį galime pažiūrėti į, tarkim, vandenilio gamybą. Ir akivaizdu, kad statant objektą bus konkrečios priemonės numatomos jo dokumentacija, bus rengiama atskira, taip pat priklausomai nuo to, kokie kiekiai bus gaminami, bus rengiamos saugos ataskaitos ir tenai numatoma taip pat bus konkrečios priemonės, kaip ir PAVO ataskaitose, tačiau galime paminėti tokias priemonės kaip, visų pirma, tinkamos teritorijos parinkimas. Galima pasakyti, kad poveikios visuomenės sveikatai vertinimo atveju išanalizuotose ataskaitose, tai turbūt yra bene pagrindinė priemonė, kaip sumažinti tų galimų avarinių situacijų poveikį. Tai yra patraukti visų pirma objektą tinkamu atstumu nuo galimų jautrių visuomeninių teritorijų ir gyvenamųjų teritorijų. Taip pat akivaizdu, kad turi būti parenkamos tinkamos technologijos. Ir tada numatomos yra tam tikros technologinės konkrečios priemonės, kaip pavyzdžiui, gaminant panaudojimo deguonies ir susidarant deguonies prisotintai aplinkai galimi sprogimai, todėl yra įrengiamos priemonės deguonies surinkimui, automatiniai nuotėkio davikliai, užtikrinamas saugos reikalavimų gyvenimas
ir specialus personalo apmokymas, ir įvairios personalo valdymo priemonės. Ir visos jos turi būti detalizuojamos, kaip minėjau, vėliau atliekamuose vertinimuose ir projektuojant, ir įgyvendinamos jau atliekant gamybą. Tiek trumpai. Ačiū uždėmesį. Jeigu bus klausimų, tai tada tik tai užduodant klausimus, kad paminėtumėte, ar strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui turite klausimą, ar labiau pačiam planui, kad galėtume žinoti, kas. Taip pat ir raštu užduoda. Na, mes apie tai dar truputį baigiant susirinkimą pašnekėsime, bet iš karto noriu kreipdėmėsi, kad tam, kad galėtų SPAF ekspertai ir plano rengėjai atsakyti, tai mes turime aiškiai žinoti, skirta tai yra planui, ar tai skirta jo vertinimui. Tai ačiū Mindaugui, turbūt tik dar apibendrinant Mindaugo pristatymą, tai keli žodžiai, kad bet koks įsiterpimas į aplinką gali turėti įvairių pasekmių, bet mes, jeigu laikomės taisyklių, jeigu laikomės saugos priemonių, tai matyt galim užtikrinti patį minimaliausią, mažiausias pasekmes neigiamas, ir galime valdyti tą riziką. Ir tiesiog dar pridedant, tai net pats planas savyje turi tam tikras priemonės, tokias kaip priešgaisrinės saugos teisės aktų peržiūra ar darbų saugos, kurie irgi gali būti net paminėti ir šiuo atveju jau kaip poveikį mažinančios, pasekmes mažinančios priemonės, kurias jau ir įgyvendins tas planas. Todėl labai svarbu, kas galbūt nebuvo šiandien pasakyta, kad visada vertinimas yra atliekamas darant prielaidą, kad visos plano priemonės, visi plano uždaviniai bus įgyvendinami, o tai nebus atrankinis, nes vis dėlto planas tai nėra atsitiktinai sudėtos uždaviniai ir priemonės, o tai ir vis tiek yra tarpusavy susieti ir jo tikslas yra įgyvendinimas tik tuomet, kai mes įgyvendinam visas jo priemonės.